Čia treniruojasi Šiaulių universiteto ateities lyderių komanda. Mes neturim ko prarast, mes galim tik atrast Šiaulių universitetas. Šiaulių universitetas yra atviras idėjoms ir labai kūrybingas. Šios mano žodžius patvirtina Socialinių mokslų fakulteto viešojo administravimo katedros organizuojama vietos savivaldos diena, kuri yra pažymima netradiciškai. Šiaulių universiteto studentai vietos savivaldos dieną pakeičia Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybės merus, vicemerus, administracijos direktorius, jų pavaduotojus ir kitus savivaldybės tarnautojus. Studentai sprendžiant praktinės savivaldos problemas, dalyvauja posėdžiuose, priima sprendimus ir svarbiausia, teikia pasiūlymus susijusius su jaunimo mieste ir rajone. Studentai ir savivaldybė džiaugiasi tokiu glaudžiu bendradarbiavimu. Su pasididžiavimu noriu pristatyti Šiaulių universiteto liaudiškos muzikos ansamblį Saulė. Jis pirmasis Lietuvoje buvo apdovanotas Aukso paukšte. Ansamblis gyvuoja nuo 1972 metų. Saulė – tai liaudiškos muzikos kapela, šokėjų ir vokalinė grupė. Iš viso daugiau kaip 50 Šiaulių universiteto studentų, dėstytojų bei absolventų. Nuo 2005 metų Saulės kolektyvas kas antri metai Šiauliuose organizuoja tarptautinį folkloro konkursą festivalį Saulės žiedas. Čia visa linksma, čia visi laukiami. Sveiki, esame Šiaulių universiteto menų fakulteto estrados menų mokomajame teatre. Šioje erdvėje vyksta daug renginių, bet iš jų yra svarbiausi du. Trečią kartą Šiaulių universiteto menų fakulteto teatro katedra mokomajame teatre organizuoja Respublikinį Laimono Noreikos skaitovų konkursą, kuriame kviečia dalyvauti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentus. Kaip stebi paukštis negyvom akim baltam sniege raudoną dėmę. Neišsineš žolių, žalčių ir žolelių. Aš tik gėlių spalvom pasigerėsiu. Ar gaila laimės? Atleisk režisieriau. Kiekvieną pavasarį Šiaulių universiteto mokomajame teatre vyksta studentų teatrų festivalis Pusaulė. Troškimų vaivorykštė. Kur tu esi? Kažkur esu. Bet svarbiausia yra tai, kad šis mokomasis teatras yra atviras visai Šiaulių bendruomeniai. Sveiki, esame Šiaulių pasididžiajame Šiaulių arenoje. Būtent čia 2010 metų pavasarį vyko Lietuvos studentų krepšinio lygos finalinio ketvirto varžybos. Šiaulių universitetas, kuris pasižymi puikia krepšinio infrastruktūra, pernai Lietuvos studentų krepšinio lygoje užėmė 3. vietą ir pasidabino bronzos medaliais. Pusfinalyje Šiaulių universiteto krepšininkai pralaimėjo savo pagrindiniams konkurentams Vytauto didžiojo universiteto krepšininkams. Šiaulių universitetą baigė ir pasaulio čempionate bronzos medalius laimėjusios Lietuvos rinktinės kapitonas Robertas Javtokas. Mūsų mokslo metai prasideda nuo tradicinių krikštynų. Jų metu pirmakursiai tampa pilnaverčiai Šiaulių universiteto studentais. Tokių krikštynų pavydėtų kiekvieno universiteto studentai. Krikštynų ceremonija prasideda parkelyje prie studentų svetainės. Būtina atsinešti gerą nuotaiką bei apsirengti išradingais kostiumais. Studentų tikslas – Talšos ežero pakrantė. Tačiau kol jie pasiekė, jiems tenka įveikti ne vieną kliūtį. Galiausiai pirmakursiai pasiekia krikštynų vietą – paplūdimį. Čia jie kaip sugebėdami bando įtikinti visus, kad yra pasiruošę ne tik studijuoti, bet ir studentauti. Galiausiai pridėję ranką prie krūtinės, pirmakursiai duoda Šiaulių universiteto studento priesaiką ir tampa tikrais studentais.